Gyvus pokalbiai nėra tik pokalbiai. Niekur prieš tai kitur aš nemačiau tokių bendruomenių. Kiekvieną kartą palietimas savęs iš skirtingos pusės mums reikia pirmiausia kaip asmenybėm augti, tada ir viskas aplink susitvarko ir auga. Nauda viso to. Panaikintumėm, kas mums trukdo, įsidėktumėm naują mąstymą, naujas programas, kurtumėm idėjas ir eitumėm į priekį. Aš noriu padėti būtent tais aspektais, kur žmogui tikrai realiai labiausiai skauda, o kada mes labiausiai jaučiamės kančioj. Tada, kada mes kažkur užstrigom. O kai mes gauname tą raktą tarsi jį, atsidaro naujos duris, man tik šito ir reikėjo. Nebeskausmas, o gyvenimo trofėjus, kurį turi šalia. Kada mes skiriam laiko savo, prisipildom save, mes turim ką duoti daugiau. Būkim prioritetą savo. Kartais nueini į mokymus būtent dėl tos vienos frazės, kuri tave išnešia visai kitą lygį. Tokių frazių galima prisirinkti ir mūsų pokalbių metu, neišleidus tų šimtų ir tūkstančių. Jeigu mes reguliariai susitinkam ir pasižiūrėję į savo gyvenimą kiekvieną kartą po truputuką, po vieną lašeliuką, pakelt save, tai po metų mes galim būti labai labai toli. Tas senasis aš ir naujasis aš. Man tas ir yra prasminga, tas pokytis, kai aš žinau, kad jos išėjusios namo gali pakeisti savo gyvenimą į gerą, tada negaila nieko, tiesiog tu žinai, kad tu darai prasmingą darbą. Tu išgyvenai ne tik savo patirtis, ar ne, bet tu išgyvenai dar ir kitų patirtis, susirinkai išmintį iš kiekvienos patirties, iš mūsų visų, kurios mes susirenkam. Tarsi statom vis laipteliais viską aukštyn. Tai nėra, kad tik tai mes tam kartui pakalbėjom. Tai tas niekur neišnyksta. Visą tai paskui pritaikom gyvenimą. Visam laikui mes esame apie tai. Galų gale tai išspręsti ir viskas. Tai vertė yra didžiulė. Ką mes darom, kaip mes tai darom visas. Tai čia yra magija.